Sveiki, baigiau kelionę Portugalijoje su draugais, dabar skrendu į Varšuvą. Varšuvoje pasitiks mane žmona ir važiuosim į Zakopanę ir lipsim į kalnus. Žiūrėkit, kaip man seksis. Šiaip Izieras nustebino, nes padarė kojam daugiau vietos ir tokias atramas galvai pasidėti. Gaila, nepavyko nufilmuoti, kaip susitikome, nes tik išėjau iš oro uosto ir merginos iškart privažiavo, pasitiko mane, tai reikėjo greitai skubėti, susidėti daiktus ir važiuoti toliau. Žymiai šalčiau negu Portugalijai, dabar 8 laipsniai tik tai. Žmona pavairavo porą valandą, tai dabar pasikeisim, nusnūdau porą valandą, turėtų būti gerai. Sustojame gražioje vietoje išsivirti kavos ir paragauti kreminių pyragėlių pašte iš Denata, kuriuos parvežiau iš Portugalijos. Sustojom pusryčių 6 valandą gražioje vietoje. Atsigersim kavytės. Su mumis keliauja Gedrutė, Rimgailė ir Paula. Sveiki! Nes jisai lėtai vilktis turi. Jo. Tai aš sakau... Na, pirmą dieną atvažiavom nemiegoję, išeinam į žygį. Turėtų būti apie 6 valandas pirmyn atgal, nesudėtingas šiandien. Iki ežero. Kokio ežero? Černai. Černai kažkoks ežeras. Labai gražus, Giedrė buvus, aš liktais, kad nebuvęs dar. Sutikom žvėriuką per gatvėje. Didelė stirna, nežinau kas čia, o čia aplinkui taip. Best Gang Team. Pirksim bilietus. 11 zlotų dienai kainuoja žmogui. Tai 2,5 euro. No, my zasapani na tym Kasprowym już. Va ten viršui matosi Gevontas, kur pernai lipau. Kryžius ant viršaus. Tiesiog stengiuos nežiūrėti. Ganėtinai staigus sukilimas tokiais vat laiptais. Nuo bilietų pardavimo vietos rašė 1:50. Iki baro, iki ežero? Ja, iki baro, ne iki ežero. Tai liko čia koks pusvalandis. Jau mažėja medžių. Prasideda žemaūgės pušelės. Sveika, Rimgailė. Mažai daliko. Jau lengvėja. Vaizdai jau gražus, tada ir smagiau iškart. Kaip ir sakiau, medžių nebėra. Yra žemaūgės pušelės. Ar viskas? Pusvalandis iki baro. Ko nepadarysi dėl alaus? Taip. Kur mes einam? Čia, suiryk.
Pro šitą. Ai, atėjome iš Kuznicę prieš Dolinę į Varšinkį. O grįžime pro... Ir ten reikia Partizan. Dar matosi sniego ir nemažai. O dar čia koks 1600 metrų aukštis. Tai kokiam rysi 2,5 km aukštis sniego dar labai daug turėtų būti. O birželio galas. Ant tiek tie žmonės alaus ištroškia, kad visi būriais eina į barą. Va čia tas Aikon slėnis atsivers. Gerai, pasižiūrėsim. Taip, labai gražu. Dabar einam į Halą Gasenį Covą, ten kur baras yra. Ir paskui eisim į Černį Stav. 35 minutės rašo. Ten tas juodasis ežeras. Na va, pasipėm vieną iš stotelių. Žmonių tai labai daug. Šitoj vietoje aš pirmą kartą, bet esam buvę panašiose. Ir dabar čia aukštis yra apie 1600 metrų virš jūros lygio. Žuviec. Na ką, Gedrutė, į Zavratą? Na, o mes iš baro nusipirkom alaus ir dabar grožimės vaizdu. Truputį atsigausim ir judėsim toliau prie Juodo ežero. Už kelionę. Atskrido malūnsparnis ir iš Orlo Perts gelbėtoja leidžia, kažką jau gelbėja. Ko jau išskrenda. Tikėkimės, kad išgyveno, gal tiesiog baimės buvo ir nebesugebėjo nulipti, užstrigo. Iš Lenkų pusės gelbėjimas nemokamas, iš Slovakų mokamas. Gal greitoje atvažiuos čia, nežinau, dabar pasirinks. Kai mes atėjome, eilutės visai nebuvo, dabar tai ohoho. Bandau patekti į tualetą, bet čia eilė baro viduj. Tam jest osobna do męskiego. Osobno? Tak. Excuse me, are you waiting for the toilet or for the bar? Vidus atrodo taip. Gerai, kad nereikia mobiliai laukti, nes eisim prie savo ežero. Šiaip kiek buvau Zakopanėj, tai tiek daug žmonių niekad nebuvo dar. Merginos stojinėja, mirė jau, o išgeria alaus. Vat pirmos eina dabar. Alus suvykia kaip raketinis kuras. Eilės kaip Evereste. Vakar reiškia, kai visada išeidavom švintant saulį, o šį kartą, kadangi atvažiavom vėliau, tai ir išėjom 6 berods. Kiekvienas turim savo tempą, geriausiai juo ir eit. Merginos dabar pasiliko gale, kuras pasibaigė matyti. Ir svarbiausia nestojinėti, nes jeigu sustoji, toks tangulys apima ir atrodo žymiai sunkiau. Viena iš mūsų merginų bijo aukščio. Čia man tai visai nebaisiai, bet gali čia jai būti biški baisoka, tai gal reikės palaukti. Beje, kas įdomu, tai šią naktį nuvažiavom virš 1000 kilometrų. Daugiau negu kad per 5 dienas su motociklais. Bet kur autostradai su mašina sėdėto, kur tais keliukais važiuoti Portugalijai. Visiškai kitas skirtumas. Krioklys kažkur. Girdisi, bet nesimatė. Veduosi šiandien kompaniją prie labai gražaus ežero, kurį pamačiau pernai eidama
Orla Perts trasa. O čia dabar matote priešais kalną, nuo kurio ką tik helikopteris gelbėjo žmonės. Ir matosi ten žmogeliukai Ir lipa į matosi viršų. Jo. žmonės lipa į viršų, taip. Čia tikriausiai Zavrat, bet reikės pažiūrėti. Zavrato perėja, taip turėtų būti. Ir tikriausiai yra apsnigus. Numatos, kad apsnigus. Pernai irgi buvo apsnigus. Taip. Nu. Tai tikrai labai smagi trasa, bet ne kiekvienam. Reikia labai įsivertinti savo fizinės jėgas ir baimę labiausiai. Matau, va ten ant užpakalio kažkas leidžiasi jau. Taip. Nors ten kilt reikia, tai kažkam jų tai net jau laikė. panika. Marius norėjo labai ten lipti. Bet lipau į Gevontą. Ne, tu norėjai ir šiemet čia lipti. Bet... Ne, man tai trūksta adrenalino vis tiek. Ten. Per kur tu lipai? Va ten aplink ežerą. Tu sklandytuvai, nesusidūrė. O! Ne, kitas, bet va, ta prasme, aš matau... Aš matau, kad kiti yra pasikėlę iki Kasparovo ir tie tiesiog leidžiasi, čia nėra baisu. Atėjom prie savo tikslo. Prie Juodojo ežero. Aukštis va 1,628 metro virš jūros lygio ežeras, o vat kalnai dar aukščiau. Eina Mariukas maudytis. Jau Portugalijoje pripratęs eiti pavojingais keliais. Rūko greitai. Undinėlė. Koks romantikas palikęs. Prašau. Ką reiškia? Aš ne taip norėjau, Giedrė. O kaip? Įdėsi šitą į video gerai, kad mes ginčiamės. Kaip tu norėjai, kad tave nufilmuočiau? Ai, atsiprašau. Atsiprašau, taip. Labai svajingai atrodai. Sėdžiu savo ant akmens vidury ežero. Smagu. Žvirblio po tos krosanai. 1000 kilometrų nukeliavo. Tai parodo bandą, reikia video. Tatra. Pasiektas tikslas šiandienos. Netoks ir didelis, bet vaizdai įspūdingi. Paklaus, kam didelis, kam ne? Tokie įdomus. Neupėta kiškė. Merginos pasuko atgal. Aš dar noriu iki ežero to kampo nueiti, iki krūmų pasižiūrėti. Ten, man atrodo, jisai dar užsisuka į šoną. Va, čia pagaliau ramybė, tylu, ramu. Reikėjo čia gal mum ir ateiti iš karto, ne ten sėdėti. Aha, turbūt krakliukas ten yra. Toje dar reikia paeiti, pažiūrėti. Gražu, džiaugiuosi, kad atėjau.
Reikia vytis merginas. Manau, pavysiu. Na va, ten ramybė tokia visiška. O čia begalė žmonių. Nuo parkingo kol kas užtrukom 6 valandas. Nežinau, tos lazdos padeda ar trukdo iš tikrųjų. O, labai greitai priėjau. Dar liko kokios 2 valandas ėjimo iki mašinos. Eisim apsipirkti tada ir į viešbutį. – 12,7 km kol kas. Mes esam ant kalno, ant didesnio kalno, o ten žmonės jau galvoja irgi, kad yra ant kalno aukšto. Tai mes eisim turbūt va per šitas viršūnes dabar žemyn. Gal grįžt pasirinkom kitą kelią, ten kur filmavau tą viršūnę. Bus vis tiek įdomiau. Man atrodo, aš čia esu ėjęs su Justu 2016 metais. Yra truputį skardukas. Jo, čia ir eisim tom viršūnėm. Fainiai. Jeigu atmintis neapgauna, tai čia nuo Kasprovai vierch leisdamėsi buvom sutikę mešką. Nejauku buvo, bet tyliai praėjom per kokį 20 metrų. Ten truputį žemiau biškai. Skaniai labai kvepia. Nėra miesto dulkių, dyzelio kvapo. Sutikom žvėrelį. Tie ragai tokie nelabai jaukiai atrodo, bet toks draugiškas lygtais. Reikia negąsdinti tik tai. Eik už medžio. Eik, Paul, už medžio geriau. Tikrai, jeigu jis būtų agresyvus, jis būtų norėjęs, tai tikrai būtų. Na tai mes jam pastojom tą kelią. Va. Pasaka. Giedriai, kad sustotų, ateitų. Oi, didumo. Gal biškį pasitraukim. O, sakiau, mešką sutikom dabar. Elniukų. Finišas. Nu, dar iki parkingo tik tai bus reikalų. 2 kilometrų. Nu, merginas kalba, kad rytoj lengvą žygiuką pasidarėm. tą trumputį žygį baigiam su 19 km ir 8 valandom, 2600 kalorijų, tai taip rimčiau gavos, virš 800 metrų sukilimas, o dabar atėjom į vietą kavinukę pavalgyti.
Toks va vietinis patiekalas, toks bulviniai blynai su guliašu. 36 zlotai, nu tai kokie 8 eurai. Atvažiavome į apartamentus. Vaizdelis puikus, matosi Gevontas su kryžium. Kalnų žemėlapis. Virtuvėlė. Taip pat. Labas rytas. Dabar 5:30 ryto. Vakar nuėjom anksti miegoti. Važiuosim į Marskį Oką šiandien. Diena atrodo gera. Tikėkime, žygis bus geras. 6 ryto atvažiavome į aikštelę. Gerai, kad buvom rezervavę, nes jau pusė aikštelės gal užimta ir be rezervacijų nepriima jau. Jeigu nuo 6 ryto tiek daug žmonių, tai kas čia bus apie pietus. Čia toks takelis nesudėtingas yra su kilimu, bet eina ir su šeimom, ir su vežimėliais stumia. Nes visą laiką toks panašus kelias asfaltuotas ir turėtų būti. Nuo aikštelės rašė 2,5 valandos. Matosi Rysi. Aukščiausia viršūnė iš Lenkų pusės, 2499. Buvome užlipę porą kartų, bet abu kartus lipom iš Slovakijos pusės. Būtų įdomu ir iš čia užlipti kažkada. Pakeliui galima rasti tokius stalus. Labai daug kas čia pusryčiauja dabar. Lietokai juda, sakyčiau, mano žingsniu. Bet čia nėra ir kur skubėti, kai tokie vaizdai atsiveria. Metėm kelią dėl takelio. Čia sudėtingesnis gal truputį ėjimas, bet rašo, kad 20 minučių trumpesnis, bet įdomiau tokiais. Čia tokie trumpi nukirtimukai. Asfaltas eina ratu kilpam, o čia tiesiog nukirti tas kilpas ir va tam vėl įeini. Juodasis gandras. Ar kas čia toks, nebuvau dar matęs. Geras. Vis artėjom prie kalnų. Takelis gal nėra status, bet atstumas vis tiek daro savo. Tai lengva čia tikrai nebus. Marskį Oko, jūros akis. Pats didžiausias ežeras Tatrų kalnyne, gylis 51 metras. Ir buvo išrinktas vienas iš 5 gražiausių ežerų pasaulyje. Keliavo mano sidras net iki Tatrų. Dar šaltas, pažiūrėkim kaip išsilaikęs. Oho, kaip šampanas. Ką tik užteršiai Tatrų nacionalinio parko didžiausią ežerą. Viskas natūralu, nėra sintetikos. O, tai sniegas taip šalia. Bliam, atrodo šilta, bet šalta. Ten
ten matau lipa, bet ir čia lipa labai daug žmonių. Sakai, dar vienas? Jo, yra. Vienuoliktą valandą žmonių jau tiek. Truputį pasnaudėm prie ežero. Užkandom. Judam atgal. Dabar yra virš 9 kilometrų jau. Užsisakiau lenkišką tradicinį zakepanką. Dar nebuvau ragavęs, bandysiu. Kas dėl sveikatos problemų negalit patys kopti šituo takeliu, tai karieta kainuoja apie 15 eurų žmogui į vieną pusę. Į vieną pusę gaunasi apie 9 km nuo artimiausio parkingo ir apie 11 km nuo tolimesnio parkingo. Kuo anksčiau atvažiuosit, tuo tikėtina, kad geresnę vietą rasit mašinai pasistatyti. Baigiam savo žygį, buvo sunkesnis negu tikėjomės iš tikrųjų, nes labai karšta. Tai 7 valandos, 18,5 km, sukilimas 437 metrai. Grįžome namo, gaminsimės vakarienę. Kepamės ant griliuko, eisim paskui kažkur į miestą tikriausiai. Parvežiu žmonėlį portugališko vyno. Iš Portugalijos. Tai žinoma, iš kur kitur. Mano komentarai geriausi. Dar, tai reiškia, kad dar. Išėjome į miestą vakare. Labai įdomus namas. Sinchronas. Jūs pažiūrėkit. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Na ką, atėjom į pagrindinę Zakopanės gatvę. Nu, čia toks kaip Basanavičiaus gatvė. Legendinių sūriukų gal reikia nusipirkti. Skanus sūrus. Atsisėdom čia tokiam su gyva muzika. Po vieną gerimuką atsigersim, gal kokį užkandį. Jums daugiau. Tradicinis lenkų patiekalas duona su taukais ir spirgais. Šiaip iš tikrųjų aš esu valgęs, tai labai skanu yra. Žadėjom dar šiandien Varšuvoje apsistoti, bet gavom SMS pranešimus, kad šiandien vakare didelė audra ateina. Lietus, tai pasivaikščioti nelabai pavyks, tai tikriausiai jau link namų ir važiuosim tiesiai. Važiuojam link Varšuvos ir sustojam KFC, Squid Game burgeris. Žiūrėsim, čia kas. Ir korėjiečių stiliaus sparnelį. Ragausim. Skaniai. Kiek balų iš 10? Su korėjietiškom salotom geras, daržovių. 8 gal.
Tai pagal tavo tai neblogai. Korėjietiškas padaras toks kažkoks. Važiavom Varšuvą, važiuojam namo ir sustojom dar Suvalkose pavalgyti vietnamiečių restoranėlį gerai įvertintą. Pabandysim. Šiaip centras gražiai atrodo. Vadinasi Hanoj. Vietnamietiška vištiena. O čia kas pastojo, Giedrė? Patai. Patai, vegetariškas. 2 patiekaliukai, mineralinis ir mažas alaus 20 eurų. Suvalkose, o čia Kosriuba. kosriuba. Irgi labai skaniai atrodo. Ragaujam. Tikrai skaniai buvo, rekomenduoju. Lietus prasideda, reikia važiuoti namo. Grįžom antrą nakties, užklupo išties audra, didelis lietus. Nuvažiavom viso 2200 km pirmyn atgal. O pabaigai, tai visur gerai, bet vėjuotoje Klaipėdoje geriausia. Iki!